Labą dieną. Šiandien pakalbėsime apie kompaktišką Danfoss gamyklos Redan šilumos punktą. Jis yra prijungtas prie šilumos tinklų. Štai čia mes galime matyti, kiek vietos užima šilumos tinklų įvadas. O štai čia visas namo šilumos punktas šildymui ir karštam vandeniui ruošti. Šie mazgai skiriasi tuo, kad galima pajungti tiek iš apačios, jiem yra jungtis. Šiuo atveju pajungtas tik tai šilumos tiekimas iš tinklų pusės. Tiek yra patogu, galima jungti iš viršaus. Čia yra pajungta šildymo sistema, o dešiniau yra pajungtas karštas vanduo. Kaip žmonės gali naudotis ir valdyti šitą šilumos punktą? Čia mes pasiekėme valdiklį. Šiuo metu vyksta darbai, elektra dar nėra prijungta, bet turime du dalykus viršuje. Čia yra termostatas, kuriuo nusistatome temperatūrą, kad šilumos tinklų vanduo cirkuliuotų iki mazgo ir termofikacinis vanduo būtų reikiamos temperatūros, kad būtų galima ruošti karštą vandenį. Kitas daiktas, šitas tai yra unikalus karšto vandens temperatūros reguliavimo įrenginys, termostatas. Matot, giliau galima nustatyti karščiau, šalčiau pagal skalę. Dar žmonės gali pasiekti siurblį, keisti, reguliuoti nustatymus. Dabar pasižiūrėsime, kas yra punkto viduj. Tam reikės nuimti izoliaciją. Ką mes matome viduje? Karšto vandens reguliavimo šilumokaitis, kairiai šildymo reguliavimo šilumokaitis, apsauginis vožtuvas karštam vandeniui, apsauginis vožtuvas šildymui. Būna klausimų, kaip pasiekti ar aptarnauti dalis viduje. Tai tam reikia nuimti plokštę priekinę. Atsargiai nuimam, kad nepažeisti vamzdelio. Štai, atjungtas valdymas. Dabar jūs galite pasiekti mazgus pilnai. Tiek temperatūros reguliatorių galite pasiekti. Šioje vietoje viduje jungiame, jeigu yra karšto vandens cirkuliacija. Na, va yra šildymo reguliavimo vožtuvas. Jį galim pasiekti. Čia yra vieta lauko oro temperatūros jutikliui pajungti. Jeigu reikia pasiekti siurblį, galim nuimti izoliaciją ir pasiekti siurblį. Tai va tiek apie mažą kompaktišką Danfoss Redan Aqualux VXi šilumos punktą. Ačiū Jums.